aktoriui, Lietuvai pagražinti draugijos garbės nariui Tomui Vaisietai. Nuoširdžiai sveikiname jūs garbingo 80-mečio jubiliejaus proga. Čia raštas rašytas tą datą, nes tik dabar matyti Dėkojam už pasiaukojimą darbo Lietuvai, kovojant už jos laisvę, ginant jos garbę ir visų savo gyvenimo bei talentų garsinant jos vardą pasaulyje. Su dideliu entuziazmu ir meile įsijungęs į draugijos veiklą, jūs gražinate kraštą, ugdote tautinės savimonės pilietiškumo jausmus. Jūs esate mums tėvynės meilės ir patriotizmo pavyzdys. Linkime jūsų laimės, kūrybinės energijos, sveikatos ir ilgų gyvenimo metų. Ir įteikiu nuotrauką iš mūsų renginių. Tu vesk mus į mūšį, nes kova dar nebaigta. Nu, ir kiti atsėdinių įteiks mūsų damas, visi atvykti, pasveikinti. Ir Kupiškio skyriaus pirmininkas Rimantas Jolsas, švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Kupiškio. Ką čia visi dabar jau? Ne, jisai, kadangi prie draugijų. O po to visi kiti Pabaigoj. Po to visi kiti po koncertų. Nes ansamblis labai, kaip sako, Vitas Tokienė, Pasvalio skyriaus pirmininkė, nuostabiai tokios pas ją tautos vienimo sąšaukos piliakalnis. Savo knygos pažiūrės. Mielas Tomai, ačiū Jums ir likimui, kad Jūsų nuostabų balsą turiu sustiprinti ir papuošti mūsų poetų kūriniai, keleriopai padidina savo jėgą, skelbiant tautinės ir bendražmogiškas vertybės. Ačiū. Tai galvoju, kad pabučiuką, ar nesinalavo mūsų pirmininkas, ar ne 70 metų? Ne, tikrai, su malda. Dar išimties tvarka profesorius porą žodžių. Aš išimties tvarka ir mielam Tomui ir auditorijai. Kartais mums turbūt susidaro įspūdis, lyg tai gyventume katile, kuris uždengtas sunkių dangčių. Tas dangtis tai valstybė, tai galbūt ir galime skirti oro sąlygas, ir tautos dvasia tarsi nerimsta tame inde. Bet štai atsiranda, kad tai scenoje Tomas su savo galingu balsu pakelia dangtį ir tautos dvasia išlenda ir sklaidosi. Geriausias pavyzdys tai yra Donelaičio metai. Kiek aš girdėjau aktorių šiais metais Donelaičio metai, daug kas deklamavo, bet niekada niekas neparodė tikro Donelaičio. Vienintelis Tomas sugebėjo savo sodrių balsų įrodyti kalbos grožį, minties svorį ir dvasią. Tai iš tikrųjų ir čia jau konkretus pavyzdys, kaip jūs sugebate net ir seniausią tą dvasią prikelti, ją paskleisti ir parodyti kaip gyvą, įvesti mūsų gyvenimą. Ačiū. Gerbėmėjai, šiandien mes turim tikrai prieš mus Lietuvos tikrą, didelį, seną kabutėse, bet tikrą lietuvį, Lietuvos ąžuolą, mielą Tomą Vaisietą. Man gyvenime irgi iširdį man tokią dalį, kad dariau tą knygą ir žmonas Tomas
skaitys, Tomas žiūrės ir ką Tomas pasakys. Tomai, tavo žodžiai yra lietuvių žodžiai. Nu, aš tik parašiau Lietuvos laukų, upių, ežerų ir miškų šilumonėliai. Mylime ir didžiuojamės tavimi Lietuvos didžiai. Tam jis nekantrauja, jau žiūriu, kažkur skubėti labai reikia jos. Tai gal tada tikrai mes apdaunosim kitą darbą čia Salininkų skyriaus pirmininkas Juozas Bartmištis, čia kartu mes dar pabendrausim. Tai suvokai, dabar prašom atsisėsti ir išklausom tau skirtų dainų.